rytinis garsas. Geriausias sielai ir ausim. Labas rytas, žvėjai. Tai šiandien Galuonų. Aišku, toks rytas, dabar žiūriu 10:11. Ant rytinio kliovo pavėlavom. Aišku, dar pastovėjome eilėj, kol nusileidom valtinis maždaug 20 laivų. Plius minus taip, kaip apskaičiavom. Tai bandysim šiandien pagauti lydeką. Aišku, ieškosim kaip visada didelės, o kaip gausis, neaišku. Tai pasižiūrėsim, ką pagausim, pasižiūrėsim gal apie meškerės, o svarbiausia gal apie masalus. Kas dabar veikia, kokie masalai, kokie pravedimai, gal pafilmuosim ir tą ekraną, pasižiūrėsim, kaip juda ta lydeka, ar nuo dugno, ar viršuje, ar labiau prilipus prie mailiaus. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis, o gal iš vis šiandien nieko nepagausim. Ir žiūrėsim tiesiog, kaip valtį vairuoja. Nu ką, pamatėm neblogą lydeką, pažiūrim. Ar suviliosimės ją čia, ar nesuviliosim. Nežinau, kaip mano kolega valtį palaikys, bet tikimės, kad palaikys. Pamatė. Laukiam, kol masalas nuskas, nes čia realiai 10 metrų, kokių apie minutę laiko. Tai čia mes sugalvoję tokių nesąmonę esam, tai patikrinsim. Nu, tai kur? Tai va, radom pirmą lydeką, tikrai neblogą, tokia nuo 85 apie metrą. Bet kiek vedėm tų masalų, aišku, pradėjom nuo didelių, sunkių, bet kai po to pastebėjom, tai daugiau buvo susidėmėjimas į daug mažesnį masalą. Nu, tarkim, šitas labai masalas gerai veikia, tai jis yra realiai lėtai skęstantis. Čia iš senos dėžutės, bet tikrai gerai labai pasiteisinęs masalas, tai tikrai šiai dienai ir šiai valandai kol kas jisai sudirbo geriausiai. Ant kokių 3 pravedimų tikrai ėjo iki pat laivo, bet nu, niekaip nepavyko jos įkalbinti. Tai pasižiūrėsim, gal grįšim vakariai tą pačią vietą, rasim dar tą pačią ir pabandysim vėl ją pagauti. Gražiai šita. Nedicka. Bet smagi. Nu va, kimba ir tokios. Bet smagu, kai nėra didelių, galima ir su tokiom pažaisti. Bet jo Olivijs ultra tik tai. Kas šitoks? Vyktų! Pum! Žiūrėkit. Lydokis. Nu nieko. Pagausim gal didesnį. Važiuojam.
radom gražią. Žiūrim, ką jinai čia darys. Jums ar ne jums? Stebi situaciją. Blemba, biškį per stipriai gal bankę daviau. Bet nedickas. Blemba, galvoju, didesnis. Ne per didžiausia, bet šamukas turbūt bandė paimti. O gal dar kas nors. Nu, kol kas didžiausia. Bet nieko gero dar. Auksim didesnių. Tai realiai, ką pastebėjom, tai tikrai kažkodėl galvom, kad bus aktyvios ir su dideliais svoriais, greiti užmetimai, greiti pavedimai, greiti nuleidimai, dideli švinai, didelios gumos ir visa kita, bet iš tikrųjų šiandien kažkodėl viskas atvirkščiai. Atrodo, kad ir pavasaris turėtų jos būti agresyvės, bet tikrai nėra taip. Tai realiai tikrai lėtas pravedimas, mažais kažkokiais tais twitchingais ir mažintis realiai gumas. Aišku, dar žiūrėsim, kaip dabar bus toliau. Pastumė gumą, įsivaizduoji? Kas čia? Ne, irgi nustumė jas tas gumą. Nem. Biški mažesnis. Timt. Op. Kas čia atsikabino? To vieną kablį gaudė. Bet prakirtau lyg ir. Op. Geras, reikia tinklo ar ne? Galim paimti. Vakarinis suaktyvėjimas. Ką metu tą pataikau? Va tokios silkaitės. Nežinau, kiek čia sveria. Kiek čia sveria? Kiek? Pakalbėkime apie masalus, tai šiandien mes pradėjom nuo tokių babaisų, iš tikrųjų. Čia toksai, kaip sakau, pusiau miuramausas, labai didelis. Aišku, jis yra suveikęs man jau šiais metais, bet šiandien mums jis tikrai nepasteisino, tai kaip sakiau, dideli masalai šiandien neina. Antras, kas mums labai pasteisino, kaip sakau, pampersas. Čia toksai jo masaliukas. Aišku, irgi aš nežinau, iš kur jį gavęs, gal kažkas dovanų davė. Bet šiaip iš tikrųjų labai fainas masaliukas. Gal net ir rekomenduočiau. Tik nežinau nei pavadinimo, nei iš kur aš jį gavau. Bet labai lėtai skęstantis. Tada pasiteisino, kur mūsų mausiukas. Mažintas mausiukas. Va šitas. Čia reikia biškį dar švinuką tokią. Čia yra švartzonkeris ir tiesiog mauso galva ir jis realiai labai lėtai skęsta ir kaip biškį patvičinį jisai išskiria kažkokius gal burbuliukus, gal dar kažką ir suaktyvina tą lydeką. Tada gupija. Gupija šita
irgi labai dirbantis masalas. Jinai iš tikrųjų yra visiškai neskęstanti, bet pasikabinė ten 5 gramus ir, kaip sakoma, važiuojam Jessica. Šitas masaliukas ir šitas. Irgi realiai mausiukas be jokių fetukas uždėtas skaiteko ir be jokių svorių, be nieko, tiesiog labai lėti pravedimai. Tai sakau, kaip ir prieš tai minėjau, tai šiandien dėjom, sakau, labai didelius svorius, ten sunkinam 20-30 gramų, kad greičiau nueitų kito dugno, nes realiai gilis irgi kažkaip kaip nekeista, pasižiūrėjom tą sėklių, sėkliuose neradom tų didesnių lydekų, radom tas mažesnės, tai gaudėm ten pagrindė 6, 10, 11 metrų, tai norėdavom, kad nusileistų labai greitai, bet realiai, kai darai pravedimą, to pravedimo gal neužtenka, labai viskas greit gaunasi, tikrai norisi lengvintis ir tikrai matosi, kad lydeka šiai dienai kala tik tai lengvą masalą. Tai va, žiūrim toliau, einam pasižiūrėsim, ką dar galime pagauti. Lydekėlės. Pamatė. Va, kolega, girdit, kaip sako, jau rėkia beveik ant manęs. Kimba. O, ir 1. Ir 2. Nu, op. O. Silka. Visada mes sukinėjom savo burtų lazdelę, turim saidą ir turim žemėlapį. Tai, pavyzdžiui, kur dabar ieškojom lydekų? Šiaip iš tikrųjų ieškojom prie sėklių, taip 6-7 metrai, bet kaip matot, va, mūsų buvęs kelias, tai realiai viskas ant pagrindinės duobės. Tai ieškai prie pagrindinės ir prie kažkokių tai šlaitukų, bet iš tikrųjų, va, tarkim, yra čia dabar 7 metrai, tai realiai lydeka šiaip standartiškai vasaros metu čia stovi, čia, bet iš tikrųjų dabar visos lydekos va tokiam va sluoksni. Prie pat dugno. Realiai kartais labai sunku įsižiūrėti. Tai ką, pabaigėm tą žvejybą Galonų ežere, turbūt pirmą ir paskutinį kartą šiais metais. Šiaip ežeras man labai visada patikdavo, bet labai kažkaip su lydekų dydžiais nesisekė gal mums šiandien. Aišku, pagavom gal 12, gal 15 lydekų, nežinau, bet gaudėm tikrai ir tas mažas, bet radom tų didelių. Dar ant vakaro bandėm ją iškrapštyti, pafilmavom panoptiksą, kaip jinai reagavo, lygtais viskas gerai, bet nu, kažkaip mes jos ir nesugundėm iki galo. Tai va, tai šiandien tiek ir iki kito karto. Aišku, jeigu kažkokių minčių turit, ko norėtumėt pamatyti, ar starkį, ar šamo, ar lydeko žvybui, tai būtinai pakomentuokit, parašykit, atkreipsim būtinai dėmesį ir pasistengsim padaryti video. Iki!